Senai planavau parodyti, kaip atrodo Veik fondo dienos be pagražinimo. Seniau buvo netgi tokia laida, kuri iš dalies buvo finansuojama Didžiosios Britanijos diplomatų. Ir vadinasi jinai Veik Reality. Na, jau praėjo daugiau kaip metai, pasikeitė ir Veik fondo veikla. Na, pabandykime šiandien parodyti apie kaip atrodo Veik fondo diena. Nepagražinta, neprigalvota, tiesiog iš to, kas yra. Visos mūsų dienos tikrai galima pavadinti neordinariomis. Jos visos skirtingos ir visos ateinančios, na, tikriausiai per garsiai taip sakyti, bet iš viršaus viskas pas mus ateina iš viršaus. Tai pirma šiandienos vieta, tai aš keliauju į neįgaliųjų technikos centrą pasiimti vežimėlį. Vežimėlis jau pas mus, labai gražiai bendravo žmonės tarnyboje, netgi kažkaip neįprastai gražiai. Matot, kaip gerai galima džiaugtis tom, kad tave nepasiuntė ant 3 raidžių. Nustebau, kiek gražiai, kultūringai, tvarkingai ir su dideliu noru pagelbėti ir padėti bendravo Klaipėdos techninės pagalbos neįgaliesiems centro darbuotojai. Deja, tenka kartais stebėtis, kad žmonės, dirbantis valstybinį darbą, elgiasi su žmonėmis kaip žmonės. Va, tikriausiai taip reikėtų pasakyti, kad jie elgiasi su žmonėmis kaip žmonės. Bet šitoj vietoj tikrai buvo elgesys toksai gražus ir noriu todėl jiems už tai padėkoti. Nežinau, ar jie mane atpažino, bet ar neatpažino ir tai įtakavo šitą veiklą. Tiesiog jie taip elgėsi, norisi tikėti, kad jie taip elgėsi su visais. Aš žiūrėjau čia į kairę, nes čia gyvena bobulytė vardu Aldona ir tai apie ją tikriausiai jūs girdėjote. Tai buvo bobulytė, kuri gyveno tragiškomis sąlygomis, buvo labai nehigieniška aplinka ir labai prastas maitinimas, mano galva, man tai pasirodė. Daėjo iki teismų, teismas skyrė jai globėją, paskui netgi buvo patikrinimas papildomas daromas, kaip globėja atlieka savo funkcijos ir dabar ten viskas tvarkoj, bet vat pravažiavus negaliu nepažiūrėti į jos langus. Neįprastas keturaukštis. Pirmą kartą matau namą, kur butai skaičiuojami ne iš kairės į dešinę, kaip įprasta, iš dešinės į kairę. Laiptinė atžvilgia. Ten paskutinė laiptinė, čia gaunasi pirmą. Na, bandom. Aha. Gerai, gerai. Tai ir darau. Все сами раскроете уже, да? Здравствуйте. Потянуть? Ну, сделайте. Сделать. Сделайте, что можете. Но не знаю, мы еще поговорим с вами. Ну, давайте только коротко. Они не возят, потому что есть, должно быть справка, что это в санаторию ты едешь и от врача. Она езжает. Ну, видите, надо понимать, что я же как физическое лицо, у меня таких способностей и возможностей не особо. Так, все, что знал, все сделал. Все, счастливо. Не-не, мы деньги не берем. Да прекратите, ну что, вы издеваетесь? Все, до свидания. Noriu užsukti pas autošaltkalvį, keitėm veikmobiliui stabdžius. Ir kažkas labai su jais dabar prastai yra, nes pradedant važiuoti atsiranda labai keistas, bauginantis garsas toksai. Keliaus veikmobilis į remontą, kol aš dirbsiu sandėlį, tikriausiai kažkas yra su stabdžių kaladėlėm. Vakar, visą vakarą dažiau sienas
sandėlį. Važiavau pažiūrėti, kaip atrodo gražiai. Ir noriu sulaukti, prieš važiuojant į Palangą, noriu sulaukti Viktoro. Viktoras nori pasiimti raktus nuo Veik namų ir nori ten prausti, vežti vieną žmogų. Išsiųsti keletą siuntinukų šviežiai paruoštus. Iki Amnyvos davėž, bet visus dispenserius kažkur tai nukišau. Ten, kad dantim kandžioti lipnę juostą. Paleisiu. Kad dažai nepriliptų stipriai. Jis benamis pasijau sėdė mašinytėje. Žiūrėta, ne už klausimą, turiu pas mus dar šampūnas tenais yra. Yra šampūnas ir rankšluosčiai švieži. Iki. Važiuoti prausti, nes žmogus nukeliavo į tarnybą kažkokiu tai dokumentų tvarkyti ir sakė, vakarė važiuosit prausti. Na gal ir gerai. Sutvarkys dokumentus ir bus gerai viskas. Važiavom Palangą, nesinori kalbėti apie tą situaciją. Iš tikrųjų viskas, manau, kad ten bus gerai po žmogaus. Pabendravo, pašnekėjo ir mes linkim tam žmogui visokeriopos sėkmės. Tikėkimės, kad mūsų bendravimas nenutrūks. Gyvenimas duoda skirtingų labai iššūkių mums. Bet visi tie iššūkiai yra mūsų gyvenimo dalys ir mes turim juos priimti taip, kaip yra. Tai va, grįžtame Klaipėdą. Remonte. Čia eiti netoli, už kelių garažų. Ir jau veiks sandėlys. Dabar yra 2 valandą. Daiktus priiminėjom šiandien nuo 4 iki 7. Kažkiek noriu apsitvarkyti, dabar žmonės pradės važiuoti į sandėlį, kad kažkiek tai švariau čia būtų, nes po remontų visur dulkės. Žmonės atneša daiktukus į Veik sandėlį. Toks kažkoks tai nuovargis užpuolė, vos nemiegoti noriu. Nusprendžiau surinkti porą siuntinukų. Šį kartą siunčiam į Kėdainius, mamai ir 3 vaikams. Vieną siuntinį aš jau surinkau. Vat. Ir vieną dėžę dar paruošiau, ją rinksiu. Žmonės po truputį neša daiktukus. Tikrai kažkoks tai orai keičiasi. Ar jau senstam? 5 minutės. Nieko neveikimo. 7 sandėliai darbai baigti. Pamaitinsiu čia vietinius gyvuliukus. Kačiukai ateina. Ir viskas. Na štai tokia diena, aš nežinau, ar jinai baigėsi ar ne, dar pakankamai šviesu, Viktoras dar turi grįžti iš Veik namų, bet realiai, va taip ir gyvenam, po truputuką.